Daryk pats LT pristatom dar vieną video, kuriame gręžiame polius. Taigi, čia mums reikės bobketo su grąžtu ir vairuotoju ir dar vieno žmogaus. Žinoma, buvo tokių gudruolių, kurie bandė nuomotis rankinius grąžtus. Tačiau tai yra ilga vargo vakarienė. Privažiavus prie poliaus kuoliuko jį ištraukiame ir įstatome tiksliai grąžtą į tą vietą. Skylių gylis turėtų būti 2 metrai, pas mus todėl ant grąžto kartu su vairuotoju atsižymėjome, kur yra 2 metrai, kad tiek jis, tiek mes galėtume žinoti, kokį gylį gręžti. Ties tuo mūsų darbas praktiškai baigėsi. Po pirmo gręžimo atkasame išvirtusią žemę, kad ji nenukristų atgal į duobę, kadangi gruntas pas mus geras, priemolis, todėl daryti nieko ir nereikia daugiau. Keletoje skylių, aišku, pasitaikė molis, todėl reikėjo jį su kastuvu nuo grąžto nukasinėti. Aišku, nepavydžiu tiems, pas ką visose skylėse pilnai molis, tai žinome, per 2 valandas šito darbo neatliktumėte, nesugaištumėte, nudaužydami molį. Dar vienas jūsų darbas būtų, tai reguliuoti, kad grąžtas būtų gręžiamas vertikaliai. Vairuotojas iš kabinos gali matyti tik vieną pusę. Todėl jums žiūrint iš šonų reikės parodyti vairuotojui pavažiuoti į priekį arba atgal, kad grąžtas stotųsi vertikaliai. Aišku, daug kas priklauso ir nuo vairuotojo patirties. Pas mus dirbo pakankamai patyręs, todėl daug reguliuoti ir nereikėjo. Mes gręžėme 40 skylių ir iš visų tų skylių tik tai keliuose pasitaiko akmenys. Tai dar viena iš problemų gręžiant šias skyles. 2, aišku, pavyko nustumti, štai kaip atrodo, sugrįžtume, kaip molis būna aplipęs ir tada reikia jį nukrapštinėti. Tai tikrai mums pasisekė, kad tai keliuose skylėse tai buvo. Va, grįžtame prie akmenų. Taigi, 2 pavyko apeiti, nustūmė 2 akmenys į šoną, vieno nepavyko nustumti, todėl teko gręžti įsirižaitą skylę. Tai nieko baisaus. Svarbu, kad armatūra, kai dėsite į tą skylę, būtų išlindus rostverkė, o ne jo šoną. Taigi, kai gręžite tokią skylę, kurią reikia apeidinėti šono, štai mūsų skylė gražuolį. Svarbu vairuotojui parodyti, iš kurios pusės apeidinėti akmenį, nuožulnumą skylės, kad armatūra, kuri įsistatys, būtų išlindus būtent rostverkė. Kiek mums kainavo visas šis malonumas, paliekame intrigą, tai yra aprašyta, daryk pats mūsų svetainėje, nuorodą taip pat rasite aprašyme. Sekantis mūsų video bus apie tai, kaip užpilame betoną susistatę armatūrą. Taigi, prenumeruokite mūsų video ir sužinokite, kada bus įkelti nauji mūsų video ir kaip mums sekasi namų statybos. Mums visas šitas darbas užtruko 2 valandos. Kai buvo išgręžtos visos skylės, išsitampėme virves, tačiau dabar virves tampėme ne pagal rostverko kraštą, o per polių centrus. Tam, kad kai bus pilamas betonas, galėtume visiškai tiksliai išstatyti armatūras.
Taigi, nuo rostverko krašto, kur buvo įsuktas varžtas, 15 cm atsimatavom ir iš naujo šalia susisukom varžtus, prie kurių susukome ir ištempėme virves. Išsitampęs virves pasimatė iškart, kuris skylė labiau nusisuko, kuris stovi tiesiai ir iškart aišku, kur reikės armatūrą, kurią patraukti, kad stovėtų idealiai per centrą. Betoną mes užpilti palikome kitai dienai darbo. Aišku, nepalikite kelioms dienoms, jeigu gręžite skyles, tai netgi arba tą pačią dieną, arba vėliausiai sekančią dieną planuokite užpilinėti jas. Aišku, gręžiant skylės niekada negali žinoti, kiek užtruks tas darbas. Gali tai užtrukti ir pusę dienos. Prieš pilant betoną į skyles susistatome armatūrą. Mes pasigaminame kvadratinius 2,4 m ilgio gaminius, kadangi skylės 2 m, o rostverkas 40 cm. Armatūrą statome lygiai pagal virves. Pagrindiniai 4 skrypai 16 mm suvirinti kas 20 cm lankstiniais iš 8 mm strypų. Bet pirkdami armatūrą lankstymui pardavėją perspėkite, kad jie bus naudojami lankstymui. Kitaip standartinė armatūra lankstoma lūžta ir patirsite didelių nuostolių. Viename armatūros gale mes paliekame 40 cm ilgio laisvus strypus, prie kurių rišime rostverko armatūrą. 40 cm todėl, kad pas mus rostverko aukštis bus 40 cm. Taigi, šiam kartui tiek. Platesnį aprašymą, kiek mums tai kainavo ir kitas detalės rasite Daryk pats LT, nuoroda apačioje. Ir mes susitiksime kitame etape statybų aikštelėje, kai užpilinėsime betonu šias skyles. Paprasčiausias būdas gauti mūsų naujus video yra prenumeruoti mūsų kanalą. Taigi žiūrėkite sekantį video polių betonavimą arba ankstesnio sklypo žymėjimą poliams ir restvarkui.